noriu pasisakyti tema, kurią norėtų kalbėti ne vienas akademinio pasaulio žmogus ir vakar ne vienas man parašė žinutę, bet skaičiuojant trečią nepriklausomybės dešimtmetį, akademinio pasaulio žmonės jau bijo apie tai kalbėti, nes yra valstybių, kuriuose už tokią kalbą, kaip aš čia dabar ruošiuosi jums pasakyti, yra metama iš universiteto. Ir aš kalbu apie kultūrinį pamišimą ir pamišimą, kuris dabar jau persikelia ir į medikų bendruomenę, dėl ko man labai gaila ir gėda kaip medikui. Prasidėjo viskas nuo Vilniaus universiteto lyčiai jautrios kalbos gairių, kur atsirado siūlymai, norint ko nors neduok dieve neįžeisti, naudoti lyčiai neutralią kalbą ir žmonės vadinti žmogomis. Tai žmoga turėtų būti toks terminas, kuris nieko neįžeistų. Nežinau, kiek jūs kolegų neįsižeistumėte, jeigu jūs kreiptųsi žmoga. Aš įsižeisčiau, manau, kad ne vienas kitas čia įsižeistumėt, nes manau, kad ne per terminus mes turbūt pagarbą žmonėm pademonstruojam. Bet paskutinis lašas, kuris paskatino mane čia šiandien ateiti į šitą tribūną ir atsistoti, tai yra Santaros klinikų medikam ir jaunųjų gydytojų asociacijos išplatintos gairės ir rekomendacijos, kaip reikia bendrauti su pacientais. Tai aš jums pacituosiu, kad čia nebūčiau vėl kom nors apkaltintas, kad aš čia kažko prisigalvoju ir panašiai. Tai yra išskirti dalykai, kurie yra laikomi žeminančia kalba ir mikroagresija. Įsiklausykit, kolegos, mikroagresija ir žeminanti kalba. Klausti, ar jūs esat biologinė moteris, ar jūs gimėt vyrų, tai yra mikroagresija ir žeminanti kalba. Kaip reikėtų klausti, tai reikėtų klausti, ar jums gimus buvo priskirta vyriška ar moteriška lytis. Nes matot, jūs gimstat neva tai ne vyrais ir ne moterimis, jums kažkas tą lytį priskiria, kai jūs gimstat. Tai čia vienas yra labai įdomus pavyzdys. Dar vienas pavyzdys. Žeminančia kalba ir mikroagresija laikytina tokie pasakymai kaip vyras ir žmona. Kodėl? Todėl, kad neva tai tokia kalba sukuria įspūdį, kad taip yra proteguojamos heteroseksualios poros, kažkokiu būdu pozityviai diskriminuojamos įprastinės šeimos ir panašiai. Ir reikėtų sakyti partnerė, partneris, šeimos nariai. Žodžiu, jeigu jūs bažnyčioje sudarėt bažnytinę santuoką ir ten kaip vyras ir žmona pasižadėjot vienas kitam visam gyvenimui, medikam į jūs dabar rekomenduojama jau nebesikreipti kaip į vyrą ir kaip į žmoną. Toliau mūsų medikai yra treniruojami dar geriau. Šiaip įvairūs seksualinio pobūdžio pasirinkimų ir kiti, sakykime, ir įvairios kitos problemos, jos turi savo terminus. Pavyzdžiui, transvestizmas. Yra žinomas terminas, medikų daug metų naudojamas. Dabargi medikai tokių terminų neturėtų naudoti, nes tai yra taip pat neva tai žeminančios kalbos ir mikroagresijos pavyzdys. Medikai turėtų į tuos žmonės kreiptis kaip į drag karalienę arba drag karalius. Žodžiu, turėtų pasiaiškinti, jie yra kokio lygio dragai ir ar jie yra karalienės, ar jie yra drag karaliai. Tai aš atsiprašau, kad iš tikrųjų man sudėtinga apie tai yra kalbėti neemocingai, bet mano supratimu tai yra peržengtos bet kokios sveiko proto ribos, kurios jau dabar yra verčiamos į oficialias rekomendacijas, spausdinamos, platinamos ir aš kitaip kaip kultūriniu pamišimu visų šitų dalykų vadinti negaliu. Tai kolegos medikai, aš iš šitos tribūnos, kol galiu, noriu paraginti ir paprašyti jūs, atsikvošėkit, mėly akademinio pasaulio žmonės, pradėkit apie tai kalbėti, nes netruks ateiti laikas, kada jūs viso šito pasakyti ir Lietuvoje nebegalėsit.